miesto taryboje pateiktas istorinis nekilnojamo turto mokesčio didinimas. Tai sako, kad tai yra subalansuotas nekilnojamo turto mokesčio didinimas komerciniam patalpom. Tačiau kaip yra iš tikrųjų? Registrų centras yra paskelbęs, kad nuo kitų metų mokestinė vertė komercinių patalpų savininkams didės beveik dvigubai, nuo 90 iki 100% vidutiniškai. Reiškia, kad mokesčio bazė, nuo kurios skaičiuosis, augs beveik dvigubai. Ir nors miesto valdžia pasiūlė 0,85% mokesčio tarifą, kadangi vertė didėja dvigubai, mokestis tokių patalpų savininkams gali augti dvigubai. Ir nemanome, kad tai yra subalansuotas sprendimas miestui, todėl kad mokestinė bazė didėja, būtent tokia mokestinė vertė neabejotinai didins tiek nuomos kainas, tiek prekių kainas, tiek paslaugų kainas. Todėl toks sprendimas nėra miestui konkurencingas, taip pat yra didžiulė našta mažajam ir vidutiniam verslui ir be abejonės mes tokio sprendimo nepalaikysim ir mokesčių našta ir tarifas galėtų būti kur kas mažesnis negu numato Vilniaus miesto savivaldybė.